Artėja vidurnaktis. Susitiksim prie šaldytuvo. Na gerai, gal dar neartėjo, bet vis tiek artės. Įsivaizduokit, grįžti namo, baigi paskutinius darbus, kuriuos norėjai baigti, lygiau mėgdaisi su ekranu, arbata ar su knyga. Artėja laikas miegoti ir staiga mintise įsižiba viena viską užvaldanti mintis, kuri tol zyzia, kol... Arba net nesupratai, kaip čia buvo, kad į tave jau šviečia vidinio šaldytuvo pasaulio šviesa, o tas šiurpsta nuo jo gaivaus atodusio ir nuo būsimo užkandžio džiaugsmo. Naktinis užkandžiavimas nėra gerai. Ir ne šiaip sau. Kaip simptomas, naktinis užkandžiavimas japonų moterų tarpe yra siejamas ne šiaip sau su patiriamu stresu ar depresija, bet su mintimis apie savižudybę. Paaugliai, kurie užkandžiavo naktį, yra gerokai labiau linkę nutukti, nors tyrimų yra visokių ir kai kada tokio ryšio ir nerandama. Manau, kad tai būdinga ne vien paaugliam. Gal diena buvo ne tokia, kokios norėjusi ir galva reikalauja nors mažos, bet garantuotos malonumo dozės, bet dienos rezultatų juk toks užkandis nepakeis. Gal jūs visą dieną sąžiningai laikėtės visų savo užsibrėžtų mitybos tikslų, o gal kaip tik jie ir privertė jūs peralkti ir vakare, kai jau pavargot ir daugumą jūsų valios raumenų miega, tada ir prasiveržė tikrieji norai. Čia puikia galimybė patikrinti, ko jūs norite iš tiesų ir kas yra jūsų pikčiausias priešas. Ir ar tikrai atidarę šaldytuvą ten rasite sveiko maisto. Gal ten, pavyzdžiui, stropiai slepiate ledų svečiams. Tam, kad pateisinti savo vizitą pas šaldytuvą naktį, garantuotai rasi daugybę priežasčių. Visiškai tikėtina, kad daug jų bus neteisingos, skirtos pateisinti ir pagrįsti tai, ko neplanavote daryti. Nes iš esmės mes visada trokštame būti teisūs. Todėl pakabinti ant šaldytuvo durelių svarbiausias priežastis, dėl kurių pasirinkot savo mitybos tikslus, yra vienas iš geriausių būdų priminti savo, ką ir kodėl darote, net kai esat pavargę. Jeigu reikia, įdėti ir į šaldytuvą. Kad ir taip, aš pavargus, pikta, bet tai nereiškia, kad nusipelniau skanaus kąsnelio prieš miegą. Nusipelniau valgyti sveikai ir laiku ir tai geriausiai, ką galiu savo padaryti. Na, o tada jau labą naktį. Taikos ir ramybės.